Nu, pasakok, Lukutį, ką aš čia tau sakiau ir kas čia vėl per nauja drama. Nu, karoči, jau man štuką eurų siūlo, bet kad aš kažkieno baseiną, bet nušikčiau, kur aš net nepažįstu, nei akise matęs, nei dramos turėjęs, nei koliojęsis, nei nieko. Vapšė, random. Sakiau, ne nahui. Nu, aš tave tik tai galiu, Lukutį, pagirti, kad pagaliau iš viso to, ką aš tau esu sakiusi, tu nors kažką išgirdai. Na tai aišku, blėt, kas man iš to štukos, blėt, to štuką eurų, blėt, galiu užsidirbti nahui, kurva, čia, blėt, kažkam daida, blėt, dar zapadlo, dar kažkokią, blėt, bylą užsitraukti, man nahui nereikia. Aš noriu taikiai, gerai gyventi, ta prasme, gerai chillinti su jumis Tenerifei, anksčiau ir vėliau vis tiek aš sugrįšiu į tą normalaus dirbančio žmogaus gyvenimą, nors ir bomžas esu, bet vis tiek anksčiau ir vėliau vis tiek pakilsiu į dangų. Ir net žiūrovų skaičius lemia, ar aš esu, blėt, žvaigždė, ar dangui, ar kokiam lygiai esu. Nieko tai nenusprendžia, o nusprendžia pasiekimai, kas yra pasiekiama sunkiu darbu. Viskas, mano paskutinis, vienintelis, blėt, sprendimas. Viskas. Aš niekam zapadlo nedarysiu tam, kas man nieko nepadarė. Storą ten numestų ar nušikti pocho, aš galiu suorganizuoti, bet tik tai tegul čia pasirodo. Bet aš ten į tas mamkas aš nesikišiu. Nesikišiu ir manęs net netravinkit, nes nepaeis. Man galite 10 štukų, 20 štukų pasiūlyti, aš savo gyvybę čia net nerizikuosiu. Aš labai džiaugiuosi, Lukai, jeigu tai tikrai tu su tokiom mintim tu ir toliau gyvensi. Nu, tai faktas, blėt. Suprasčiau, kokį sutrį, blėt, kurva, prišik nahui į kibirą, apipilt flangą ar ją pačią nupilt pohui, nupilčiau nahui, prisilojus. Taigi čia tavo sutrė, meilė. Eina ta sutrė, kurva, šitą, kurva, nežinau, vaikščinis tarakonas, kurva, šitų grindų, blėt, tai nieko nevertame. Nu ir viskas, ir ramiai būk ir pamiršai ir tiek žinių. Tai aišku. Viskas. Rudolfai, eik tu iš čia, tik tai dieve, brangus. Nu. Aš renkant bilieto. Taigi aš milijonierius, blėt, kam jam rinkti ant bilieto? Jis kurva gali bet kur nuskrist, kur jis tik panorėjęs, blėt. Aš nesupratau, nahui, ar šukūro baisinis verslininkas, nahui, čia visus kūro prie visus čia keliasi su savo snapo. Nu tai... Tai gerai, Lukutė. Ką tu toliau planuoji? Ką mes pamatysim Tenerifei? Ką? Gal vis dėlto tu man ant jūros kranto Titaniką sudainuosi? Taip. Ir kai bus saulėlydis. O ne, kai saulėlydis būna, žinok, jau sena pagyvenusi moteris miegu. Tu galėtum dabar man Titaniką sudainuoti ir aš einu miegoti. Negaliu. Matai, aš noriu pasiruošti, man reikia pasikrauti telefoną. Reikia pasiruošti. Taip, nes man reikia ir TikToko lempą nusipirkti, kuri kainuoja berods gal 30 eurų. Ir ta prasme, man reikia pasiruošti, nes aš, ta prasme, telefoną irgi bet kur padėti negaliu, supranti, man irgi reikia pasiruošti. Na. Va, žiūrėk, Pantera rašo, tau už koncertą kažkas liūtą žadėjo. Jo, žadėjo liūtą, bet aš sakau, norėjau, kad dabar pasikurčiu, bet kaip čia dabar atrodys, žinai. Reikia pasiruošti į vietą susirasti, žinai, ne čia kažkur gatvėje. Nu ir gerai, va kepurę nusiimsi nuo galvos, pasidėsi ir davai, pirmin dainuok. Eis žmonės, mes į kepurę, kas euriuką. Ne, blėt, greičiau nupis iš vaizdo, blėt, negu sakys, bet kaip gražiai dainuok. Dėl juokinė, Lukai, mane, aš negaliu. Nupis iš vaizdo, sakė. Bet tu toks savikritiškas, Lukutė. Nes jį nesupras, galvos, kas čia per kačių morčių simfoniją, blėt. Nu tai gerai, pavasaris artėjo, nu. Nelaukit biškį. Kaip ir pateisinama. Dar gerai gan dainuoja, Lukas, ne taip kaip tos. Toks jausmas, kad padės kepurį ir iš karto nupis nuo vaizdą. Arba kepurė nupis. Kaip kėglį, nahui, nuo vaizdo. Bet taip iš karto šovė nupis nuo vaizdo. Tai jau reikia ir Lietuvoje atsargiai lipti iš mašinos pradurės, jau gali kaip kėglį numuštų. Tenerifei matai, tik kepurė padės jau pizda. Kurva, vadai puola, nahui. Purškalą pamiršu pasimti. Prasideda, nu, bet čia jau mes prie to pripratę. Nieko, viskas gerai. Aš papildėjau. Daug uodų. Lukai. Ką? Daug uodų. Nesuskaičiuojamas kiekis. Aš jiems dabar kaip desertas, nes aš šviežieną esu. Šviežieną. Kur Nerijus? Ja, sėdi. Abrakadabra, O tai kodėl jisai toli nuo tavęs sėdi? Dėl kad Aido nebūtų. Ir plus aš labai rėkiu, na. O tai ką jisai irgi laivą daro?
Jo. Ta prasme, aš nežinau, jūs galite nueiti pas Neriką į laivą ir pasakyti, kad jis manęs nebijotų, nes aš kaip kurva užėkis visą susikrato, ble. Todėl, kad Lukai, nu tu pats, jis dar net netvažiavo į Tenerifę pas tave patį, jau Jis pripras, nes, aišku, jam keistas įspūdis, kad čia rėkiu, ble, žinai, iš greit čia užsivedu ant tų karštų nervų kaip degtukas. Nu, tai reikia kažką daryti. Nereikia. Aš esu garsiakalbis, supranti? Aš esu... Oi, ačiū, kas čia, ačiū už dovanėlės, nesimėtikit. Lukas Vadasgi, matai, sakė, kepurę nusimė ir nupisa na vaizdą. Nus ta kepurė tai geriausia buvo. Iš karto į raudonąją knygą įrašyti. Taigi tu, ką tu čia šiandien į Jingle Kingą išsikvietei, tai jo, kodėl kepurės bijai, Lukai? Nu, įsikvietė į Jingle Kingą, ble. Aš nežinau, Lukai, jeigu tu, aš tai tikrai važiuosiu su dideliu plakatu, jeigu tu ten eisi dalyvauti. Kaviniai, tada ėjai dar į tą pardę, pirkai, jo 6. Mes skaičiuojam, kiek šiandien pasipilstam. Pasipilsti toje, jūs dieve, čia. Aš tai negeriau, manau, aš nestyvo, tik išgeriau, kiek jis išgeriau. Lukutė, jeigu tu nuo nesty durnas, jeigu tu dar išgertum, tai aš jau nežinau. Aš realiai man užtektų iš 2 desperadų išgerti ir aš atrodyčiau kaip apsirūkęs. Nu jau mes į ambasadą skambintume. Jeigu norite, aš galiu pripis, pochų. Kiek tau sumokėt, nepasakėjai už tai? Kiek sumokėt, sako. Nu tai Lukas nieko nemokamai nedaro, Valera. Tai liūta. Per brangu. Gerą vakarą. Bet nėra kad toks kultūringas, o aš toks laukinis, pizda. Va, Lukutė, pagaliau tu matai, kad yra nuo normalių žmonių, o tu laukinis, ne kiti laukiniai. Tai aš užvinis dabar. Išlaisvinti savo vidinį žvėrį. Supranti? Aš liūtas, aš turiu riumuoti toks. Galėčiau garsiau suriumuoti, bet čia nakui žmonių per daug. Gal nereikia. O tai klausyk, kur jūs šiandien nakvosit? Laukia. Aš, karočią, iš pradžių Nirka galvojo, einu hostelį. Aš sakiau, aš tai pochui, sakau, aš tai palidėsiu, žinau, bet aš miegos ant gultos. Sakai, gerai, aš irgi miegos gultų. Nu, Pasus susikiškite į triusikus. Ką? Pasus į triusikus susikiškite, kai ant gulto miegas. Mano Instagramas yra vakarėlio siela, vakarėlio liūtas. Kažkas tokio. Pas maniam profilio yra linkas. Nes ten pas maniam profilio yra linkas, toks ištas Instagramo ženkliukas ir ten įeina linkas. Nuo kojų batus nuėmė miegančiam, tai ir tau nuims. Šiaip būtų žiauri gera prikolas, jeigu dabar visi 2600 žmonių nueitų į mano YouTube vakarėlio sielą ir visi paimtų prenumeratą. Nu, čia būtų pizdėt. Norėčiau išbandyti YouTube algoritmus, kaip jie veikia. Matai, mes daugiau nieko negirdim, apart euriuko, tu čia, aš pirmiau pasakiau po euriuko, tu sakai, nueikit, paspauskit follow. Nu. O kur lagaminai jūsų klausyk? Į saugyklą padėjom. Ai, nu tai tada gerai. Taip. Nes jeigu miegosite ten ant tų gultų, tai, žinai, ryte nei dokumentų, nei pasų nieko. Aš žinau vietas, kur vapši nieks niekada nevaikšto tokiu metu iš viso. Oi, Lukutė, mes jau matėm ir paspirtukas kur tavo, ir ten dar vėl nežino kas. Aš nikodėl. Aš niekada paspirtuką, nes aš palikau prie įėjimo po krūmu ir aš maniau, kad nieks nematys. O su paspirtuku buvo toks šūdas, kad ten pradėjo mirksėti, nes ten buvo erorą metė. Atsimenat, kai sakiau, kad paspirtukas susipiso. Ir pradėjo... Sakė, Valera sugadino. Ir ta lemputė mirksi, supranti, jo išjungt neina iki tol, kol jis pats neišsikrauna. Taip, Valera paspirtukas sugadino. Tai buvo susipisęs paspirtukas ir jis pradėjo mirksėti ir matyt, kažkas vakarė ėjo, pamatė ir viskas ir nupiso. Su tais mano ančiukais marškinėlius. Man voveriukas išfeikinęs rašė, kad atblokuočiau, nes šeštadienį tipo atskrenda pas tave. Tai gal Bibi uosto. Už 3 anketas bloką gavo, dar 4 gaus, jeigu pasirodys. Aš jo žodžius prieš jį patį dabar panaudoju. Kur jisai tau važiuos, Ilona? Be paso neleidžia išvažiuoti iš Lietuvos. Jeigu storas nori unbloko, tai davai tokiu prieš laivo transliaciją, pabučiuoja mano nagą. Januškė Instagram'e daro. Kur mažiau karpytas, kur labiau purvina ir aš gal dar apie tai pagalvosiu.
Nebedarykit, tai voveriai, čia reklamos, nebekalbėkit jūs apie jį, nahui, apie tą pydarą, jau niekas jo nežiūri Jis ir nebeįdomus. pedofilas. Vienintelis pasakymas, jis yra pedofilas. Galimai. Galimai pedofilas. Čia kitaip ir būti negali. Gali būti galimai pedofilas. Aš nežinau. Bet girdėjau, kad pizda. Ten apsiforminės tokia tematika, kad nahui. Visas tiktokas mirga marga. Tai aš nežinau, kur tiesa, kur melas, nes man nieks neįrodė. Nei įrodė, kad jis pedofilas, nei įrodė, kad jis ne pedofilas. Tai aš tiesiog sakau, galimai jis yra pedofilas. Voveriai. Nu kaip šūdo vertas žmogus, tai tikrai aš čia jau galimai galiu pasakyti. Ja. Net tarakonas, bet vertingesnis atrodo, nes ir tai tas, jis net ir tas, bet tarakonas turi proteiną, bet jį suvalgytum, ką tu storas, bet kurva. Vaikščiantis gaišina, bet kurva, net grifo jo kurva net neimtų, kurva. Apsinuotytų, bet nuo jo cholesterolio, bet. Tuo aš pareisiu. Jėzau, Lukai. Užsivedyti čia. Matai, aš sakau, aš su Voveriu nesijungiu todėl, nes jisai neturi kontento. Ką tai reiškia? Aš jį duhinu visom įmanomom prasmėm gyvenimo. Jisai tik tais ryžas, čiulp kraną, laižyk, blėt, kažkokią ten huinę, viskas, ką jis gali pasakyti. Jis neturi kontento, jis yra tuščias iš savęs, tuščias. Jis neturi tos auros, kad jis kažkum pritraukt kažką galėtų. Jis neturi tos auros, jis yra žlugęs žmogus, jis yra žlugęs. Nu, nes jisai per dažnai, ir dabar įsivaizduok, jo laivo vedimas. Šiandien bus toks kontentas, bet prapisam, zaibys laimim, kai laimim zaibys. Blet, hebra, čia kažkaip nesusidėliojam, kažkaip čia kontentukas nesidėlioja. Per dažnai jis tą žodį kontentas vartoja ir hebrai neįdomu, nes tai yra dirbtina. Kaip žiūrėt šitą, kad neįsiveltume? A tiesiog atjunk ir viskas. Ir viskas? Aha. Lukai. Už kiek? Ačiū 1 eurą. Ai, už vieną, man už 100 pasigirdo. Man irgi Bet už 100 pasigirdo. Lukai, pas tave irgi toksai pat kontentas. Nemeta dovanų, atjungi laivą, užblokuoji. Nu, ble, čia dabar pašnekėjai apie voverę, bet viskas ir tau tinka. O kaip Aptarsim man? privačiai šitą dalyką. Neįsižiok tai. Ta prasme. Tai aš Nu, kalbu, tiesiog- kalbėt su taip. Tai kad tu, Lukai, tavo ta reakcija jau čia yra legendinė, žinok. Nu, kaip ir tau sakiau, kaip snarglys jau tavo skiriamasis ženklas, taip ir tavo ta reakcija. Akis ir išsižiūrėjimas. Davai, pabandykit, mes 100 eurų pamatysit, man atrodo, čia greituškiai atvažiuos mane išsišvežti. Tai paskui dar už greituškį reiks sumokėti. Su universu mane iš karto, karočią, su defibriliatorium atvažiuoju gaivint, nahu. Kol važiuos gaivinti, mes dar vieną įmesim. Kad Nu, jau karočią, garantuotai- jeigu gaunu universu suvaidinu epilepsiją, nėra iškviečia greitąją, karočią mane išveža. O paskui sėdi verki, kad reikia susimokėti už nebūtiną pagalbą. Juokauju, čia jeigu ką juokauju, niks nemeskit. Nes čia, blėt, aš jau įsitikinau, kas buvo tada, kai manęs atriebla, išmokė, neprisikalbėk, nes kur rimtai reikės už bazarą atsakyti. Kai tada sakiau, kad kurva, jei kažkas nustaipys 6 lašus vynus, blėt, aš karočiai nerūkysiu niekada gyvenime žolės. Paskui kurva reikėjo, blėt, susimokėti baudą už tai, kad prisišnekėjau. Tai tau jau sakiau. Va. Ne, aš sakiau, aš nieko nežadu žaloti, aš nieko nežadu mušti. Ne, niekada gyvenime. Niekada. Reiškia, niekada. 100 spam ir išjung. Laivą? Gerai, įmesk, išjungsiu. Vėl pakursiu už 5 minučių. Pliatai žiaurus. Čia tikras atriebla? Kur? Tu aš pasižiūrėsiu. Tikras. Taip, jokio smurto. Tikras atriebla moderatorius. Iš to galite atpažinti. Už 100 eurų nueik išsimaudyti. Drąsiai. Bet aš tikrai nesirodysiu, bet mano papų nesžiūrės. Neturi. Mano papų sako, nežiūrėsit. Kad į tave ten žiūrės. Atsiprašau, čia jums ne OnlyFansai, ble. Kai susikursit, galėsit prenumeruoti, bet, ble, palaukit.
Aš pilnai tikiu, kad jeigu, karočiui, susikurčiau OnlyFans'ų, susilaukčiau didelio dėmesio, kad būčiau modeliu. Triusikų modeliu, blėt, pamatytų mano Big Beną, sakytų, va dabar tai kūro čia reklaminis veidas, nahui, nes kūro visi galvos, kad nahui nuo tų triusikų kūro bibys 25 somai bus. Blėt. Nu, žinai, Lukutį, šiandien žiūrint laivą tavo, kaip tu kryžiavai kojas, man kilo klausimas. Ar tikrai ten tie 25 yra? Nes per tokius trumpus šortus jau turėjo jis matytis, nebent tu prie pilvo prisirišai. Prisirišau, aišku, kaip šlanga aplink pilvą apsisukęs 5 ratus. Nu, tai 25 comų neapsisuksi aplink pilvą. O gal sumaišiau, gal ten metrai. Satriabla. Nu, aš rimtai, aš ir taip žiūrėjau, kodėl tu tas kojas taip kryžiuoji? Nu, ar tu ten sisioti norėjai? Ar ten jau be triusikų buvai bijojai? Jis nekojas kryžiuoja. Pričiom, tai ką, man kur visi skės, nahui, kiaušus išvers, sakyt, žiūrėkit, kurva, aš turiu, blėt, 25 somus, blėt. Nu, okei, aš tyliu tada. Nu, mano mintis buvo tokios, nežinau kaip kitur. Gal jiem taip patogiau sėdėti, stovėti. To pasakysiu, Ilona, atsimeni savo pasakymą, laimė mėgsta tylą, tai iš jį neturi demonstruotis. Tai tu jau visam pasauliu, o, nečiaudėsi toj, tu visam pasauliu apsiskelbė, kad pas tave 25, kokią tylą čia. Nu, jeigu tikrai visam pasauliu, tai žinok, aš mergų neatsiginčiau Ispanijoje. Nu, tai nėra ten tiek. Viena užliptų, Pasakei, ką tik. viena užliptų, ane, jau kita, paskui jau pakeistų kitą iš. Eiktų, tik tai gigantas tu. Negaliu. Tyla 3 kartus per dieną, ką? Nu, apie Big Beną, nu. Aš netampau. Jūs man galite Tu nesakau, kad tu... Netampau, sako, nahui. Tau nieks ir ne... Lukai, kad tu ten ką darai, tai čia viskas natūralu, tu tą daryk, mums neįdomu, mes kalbam apie dydį, Man pohui, aš myliu save, aš matau kiekvieną dieną save ir man zaibys, na. Patiegok savo trėblai už gulbę, ble. Tai čia Ilonai buvo. Man įmetė, ačiū. A, Satrieblas, Ilona, ko neblokuoji Satrieblas, kad įmetė man tu? Ta triebla neliečiamybė. Ta triebla turi neliečiamybę ir pirmenybę. Bet kokiu atveju, pirmenybę. Jeigu Satriela paskambina, aš iš karto atsiliepiu. Kitiem numetu, jeigu skambina, sakau, neskambinkit, blėt, aš užsiėmęs. Jeigu Satriela man dabar paskambintų į laivą, aš iš karto pabaigčiau laivą ir pakelčiau. Realiai. Aha, tai dabar Satrieblai babkės mesti, kad jis tau skambinėtų dažniau? Ta prasme. Nu, tiesiogiai prikin, mes nusitarėm ir Satriebla tau skambino, tu pis laivą atjungi. Tu tik tais pasiunti, karočią, mes iš karto trėblai. Zvanik Lukai. Ne, čia dėl to, nes Jau karočią man išsidavei. pasibugino, nes karočią, kas ten buvo, aš iš Messengerio išėjau, bandžiau paspausti ant žinučių, tai tūkstančiai ten man rašo, aš kur bandau susigaudyti tam čiate, kam čia kur rašiau, kas kur randasi, bet tai... Tik aš ir tik dabar irgi pastebėjau, kad pas Luką barzdos nebėra, nahui, Nu, Tai dabar pastebėjau. Tik dabar pastebėjau, kad barzda dingo, nahui. Satriebla, patikrinam, Toks kaip veikia gražus. Luko pažadas, skambink Lukui. Aš savo esu toks gražus, dar į antokius ryškesnius turėčiau. Uliala! Ačiū! Tai Lukai, antakius ryškesnius tau kosmetikos parduotuviai patvarkys. Blet. Šešėliai yra apie štukas. Reikės pas Editą Ram antakių permanentą pasidaryti. Ne, nu ten nereikia, bet gali tiesiog šešėlių tokių biškiai ir viso. Noriu poilsio, viskas gerai. Nėra kavo šoką, žiūrėkit, parodysiu. Va. Pagal abracadabrą? Nerijau, labas. Nu, tak. Tūsas vyksta. Kepurę padėk šalia jo ir viskas, nu. Atsižvelgia į akis. Kas nors pasakys. Sakau, tave intingo liūdesys. O, Jurgelevičiūtė. Ačiū tau už tavo meilę. Hala, paleisi, bet. Davai, nieks netrukdykit langelį. Tegul šoka. Abracadabra, va, pašok. Aš dainuoju. Tai aišku, pohui. Parodyk, kaip gerbi Lady Gaga. Nu, davai parodyk seni. Bet tai tau dovanas, nes ne man. Oi, blet. Bet išrašnak.
Čia visiems pohui, tu Ispanijai šok nerka. Nu šok, pokui, čia Ispanija. Vilniui centre šokai. Nu, Čia aš labai trumpam, tas maišelis, kad aš man atrodo iš Lietuvos atkeliavo, nes kaip Lietuvos su maišelį vaikščiojo, taip ir dabar su maišelį. Davai, Mirke, kad čia maišelį į šoną, padėk telefoną arčiau Luko, kad mes girdėtumėm tą dainą. Ir kad čia Lukas tave paima visų profilių, atsitrauk biški atgal ir davai abrakadabra, važiuojame. Pradžiai biški reikia praktikos, pasipraktikuojam. Davai, važiuojam, eina Jadzė. Palaukit. Palauk. Gerai. Veiksmas. Bet man kaip gėda. Pochui. Ne, neišėjau. Svarbiausia, pėdai nepasakau. Mes šokių norim, chebra. Na, davai. Šok. Važiuoju, man nepatinka. Nu, nesigėdik, blėt, tik tokie 1000 peržiūrų surinkė, blėt, ir nesigėdėjo. Nu, žiūrėk. O, tai tai. Ja, den sind wir noch anders. Lukai, girdi? Ja, užtekšinai. Lukai, žiūrėk, mes šitą Nerijaus šokį jau mintinai mokam, o kada tu parodysi savo trendinį šokį? Davai pirmin. Aš savo šokį solo. Ne, Ne, tai tu mano dabar wild Nerijus dances. palaiko telefoną, dabar tu mum pašok. Aš? Nu, o kodėl ne? Aš rytoj, mano premjera koncertų rytoj. O, nu kodėl, tai tik pašoktigi prašom, nu. Sakiau, rytoj reiškia rytoj, o rytoj reiškia bus ir šokiai ir dainos. Nu, davai balsavimą. 17-16 šunų. Bravo, nėra, kad tą visi Priebla, tu čia žodžiu. Lukai, taip nebus, girdi. Dabar kodėl turi, karočią, atrodyti kitaip Nerijus, o tu dar kitaip. Davai, karočią, tegul Nerijus taip pafilmuoja, dabar tu pašok, blemba. Jeigu darote kontentą, darome kontentą normaliai iki galo, karočią, ir nėra čia ko gėdyti. Aš sakau, aš noriu Davai, pasiruošti. Lukai, nebestum, ten nėra lietuvių, ten nėra, ką jūs pažįstate, nahui, ten pohu, kas ten žiūri, ką ir panašiai. Davai, karočią, Lukai, davai, tu šoki, parink gabalą. Ne, Lukai, parink gabalą. Aš karočią išjungiu laivą, jeigu šitaip. Ne, nu gerai, ramiai, su Priebla, jau čia isterija. Tu Lukai pas jauni grybą dabar. Nu, sakau, rytoj pamatysit, atsigriepsit už šitą visą vakarą ir dar ir bus zaibys. Rytoj aš negalėsiu Mes norim žiūrėti. solo dabar, mes norim solo. Nedainuot, Lukutigi, nedainuot, o pašokt. Mes Šok norim solo. nemoku, aš šok nemoku, ble. Moki. Ką čia pasitampyti 2 minutės, ką čia mokėti?
Big Benas svarbiausia, kad iš kelnių neiškristų. Bet Lukai, tu blemba nesinaudoji progą, bet, nu, karočią, nekaltink nieko kito daugiau. O Neriukas atsipalaidavęs, va. Žiūrėk, 100 žmonių beveik nori solo. Lukai, davai. Tai gal man duokit bent apsirūkit, aš tai blaivas tikrai nešoksiu. Oi, blėt, nu. Nerika, užleis solo. Nerika, užleis solo dainą. Žiūrėk, 150 žmonių nori solo, blėt. Davai, Nerika, užleis solo. Taigi tu moki Lukai improvizuoti, ką ten, nu. Blėt, Nerika. Jis negirdi, na, jis iššoka vis tiek. Nerika, užleis solo. Duokim ir jam dėmesio, viskas gerai. O, apatie, blėt. Šiandien yra Nierkos vakaras, o rytoj bus mano vakaras. Pažadi, Lukai, pažadi. Tai rytoj faktas, aš bazaras. To, Lukai, nepavesk. Aišku, nepavėsiu. Neversk. Aš uždėsiu eventą, kad jūs visi batiliai. Gerai, neversk manęs daugiau vadinti pas tave. Nu rimtai, nu blemba, darykite kažką, tai nu blemba, skaniau, nahui. O. Duok tu jam kepeliušą savo, nu. Aš su akmeniu šito trendą padarysiu. Nedartio. Ir su tuo akmeniu į galvytę. Pakšt. Bam. Mums čia pagal štai reikia padaryti. Ką žinios? Saitį. Blet. Klausyk dėdinio. Čia, blet, dėdinio, aš klausyk. Valieras mėgytė šą. Blet, man jau nuotaika atsirado. Zaibis. Labai gerai. Happy New Year. Happy. Ištarki gerą. Kalina dėmėta. Dziewczyna молода. Дівчини, jūs jau tikrai. Gerai, jau tenka paminėti.